Potyriai po klinikinės mirties. 1968 metais buvau aname pasaulyje. Tai Nikolės, 78 metų prancūzės, gyvenančios Marselio mieste, pasakojimas. 1968 metais aš patyriau klinikinę mirtį. Tuo metu auginau 2 metukų sūnų, o 3 savaitės prieš klinikinę mirtį pagimdžiau dukrelę. Gimdymas praėjo sklandžiai, bet viduje liko dalis placentos, kurios gydytojai nepastebėjo. Netrukus man prasidėjo vidinis kraujavimas. Man pasisekė, kad vyras tuo metu atostogavo ir buvo namie, šalia manęs. Kitaip man nebūtų lemta pasakoti šios istorijos. Vyras ir jo tėvas nuvežė mane į ligoninę, kur išbuvau iki ryto. Ryte nuvežė į operacinę, kur patyriau tai, ką dabar pasakoju, ir kas apvertė visą mano gyvenimą aukštyn kojomis. Prisimenu save sklendžiant palubėje. Prieš mane atsivėrė stebėtinas vaizdas. Mačiau viską, kas vyko aplink mane visais 360 laipsnių. Ir tuo pat metu mačiau save ant operacinio stalo. Stebėjau visus tuos vamzdelius ir žarneles, kyšančias man iš burnos ir nosies. Tuo metu man buvo 26 metai. Tai toks amžius, kai turėjau pajusti siaubą nuo visų tų vaizdų. Bet ne. Tai, kas gulėjo ant stalo, buvo ne aš. Tai buvo kažkas panašaus į drabužį. Girdėjau, ką tarpusavėje kalbėjo medicininis personalas. Vienas gydytojas tarė: jis lysta man iš rankų. Praėjus mėnesiui po šių įvykių gavau patvirtinimą, kad tai, ką mačiau ir girdėjau, iš tikrųjų vyko. Kartą parduotuvėje prie manęs priėjo kažkokia moteris ir tarė: labas, atgimusioji. Taip mane tada vadino ligoninėje. Ji pasakė, kad asistavo gydytojams per operaciją. Aš paprašiau papasakoti, kaip viskas vyko. Ir ji papasakojo. Mano širdis buvo sustojusi 45 sekundėms. Ir tuo metu gydytojas reanimatologas tarė: jis lysta man iš rankų. Bet grįžkime prie mano klinikinės mirties momento. Aš neilgai buvau operacinėje. Pagalvojau apie savo vyrą ir iškart atsidūriau priimamajame. Praėjau kiaurai sieną ir tai giliai sukrėtė mane. Paklausiau savęs: kas su manimi įvyko? Bet viskas rutuliojasi taip greitai, kad kaip reikiant ėmiau tai analizuoti vėliau, kai grįžau į gyvenimą. Taip pat su nuostaba pagalvojau: aš visai nepažįstu ligoninės, tad kaip man pavyko iškart atsidurti priimamajame? Greitai supratau, kad nei vyras, nei jo tėvas manęs nemato. Buvo skaudu tai jausti. Aš taip stengiausi, vaikščiojau aplink juos, kažką kalbėjau, bandžiau liesti, net stumtelėti, bet mano ranka praeidavo pro juos kiaurai. Buvau pasimetusi ir nieko nesupratau. Stovėdama šalia vyro, pajutau jo mintis, tarsi tai būtų mano mintis. Prisimenu savo nusivylimą. Tikėjausi, kad jis išgyvens, jaudinsis. Tai būtų įrodymas, kad jis tikrai mane myli. Bet jis buvo visiškai ramus. Taip pat gerai jaučiau uošvio, vyro tėvo jausmus ir mintis. Jis neseniai neteko kito sūnaus, kai tam buvo 25 metai. Sūnus gelbėjo skęstantįjį, bet jam nepavyko, nuskendo abu. Tai buvo didelė drama mano vyro šeimoje.
Dabar aš pajutau, kaip stipriai vyro tėvas myli mane ir kaip bijo, kad anūkai neliktų be motinos. Po to atsidūriau aklinoje tamsoje ir absoliučioje tyloje. Pagalvojau, atiduočiau viską, kad tik ką nors pamatyčiau ar išgirščiau. Dar pagalvojau, na, dabar jau viskas, dabar tai jau tikrai numeriai. Nepaisant to, aš toliau mąsčiau ir jaučiausi gyva kaip niekada. Mintis aiškios, taiklios, svarbios ir reikalingos. Tai buvo kitoks mąstymas, ne toks kaip žemėje. Aš augau katalikiškoje šeimoje ir dažnai keldavau savo klausimą, kaip ilgai po mirties reikia laukti paskutiniojo teismo dienos, kiek metų ar šimtmečių. O ten suvokiau, kad laikas neegzistuoja. Todėl negaliu pasakyti, kaip ilgai buvau tamsoje. Buvau tol, kol nepamačiau žvaigždelės. Aš labai apsidžiaugiau ir iš visų jėgų leidausi link jos. Tai buvo pulsuojantis šviesos spindulėlis. Tamsa sklaidėsi, spindulys darėsi vis ryškesnis ir šviesa užpildė viską. Tai buvo nuostabiausias reiškinys mano gyvenime. Gyvai esant, man teko girdėti mokslininkų debatus, kurie šį reiškinį, ryškią šviesą regimą per klinikinę mirtį, kildino iš meilės stokos realiame gyvenime. Bet aš norėčiau palinkėti visiems tokių tėvų, kokius turėjau aš. Aš užaugau meilės atmosferoje, bet net mano tėvų meilė nė iš tolo neprilygsta ano pasaulio meiliai. Tokia absoliuti ir viską aprėpianti ji buvo. Ir aš pati buvau ta meilė. Visiškai pasitikėjau tą šviesą, kuri mylėjo mane tokią, kokią aš buvau. Šita meilė gydė mano nuoskaudas, nusivylimus, kančias, kurias patyriau per gyvenimą. Tada, būdama šviesoje, suvokiau, ką reiškia pasakymas aš esu. Aš buvau viskuo ir aš visiškai suvokiau savo esybę. Aš buvau pati amžinybė. Aš visada buvau ir visada būsiu. Kūną galiu palyginti su oro balionu. Jei balionas sprogs, tai oras, kuris buvo jame, o tai ir esu aš, paprasčiausiai susilies su aplinkiniu oru, bet niekur neišnyks. Būdama toje šviesoje, pamačiau, kad kažkas artinasi prie manęs. Tai buvo mano jaunesnysis brolis. Kai jis numirė, man buvo 11 metų, o jam 7 mėnesiai. O čia mačiau jaunuolį. Bet niekiek neabejojau, kad tai buvo kaip tik tas mano brolis. Aš paliečiau brolį ir pajutau tvirtą kūną. O juk kai liečiau uošvį, mano ranka praėjo kiaurai pro jį. Vadinasi, aš ir uošvis sudaryti iš skirtingų materijų, o aš ir mano brolis dabar iš tokių pačių materijų. Kiek tolėliau mačiau vyro brolį, kitus žmonės, kurie anksčiau buvo kartu su manimi, kurie pažinojo ir mylėjo mane. Kartu su jais atsidūriau nuostabiai gražiame sode. Mačiau, kaip gyvybė klesti kiekviename lapelyje ir stiebelyje. Kiekviena molekulė turėjo savo spalvą. Net garsai ten turėjo savo spalvą. Prie manęs priėjo viena asmenybė. Žinau, kad kiekvienas mūsų savo laiku susitiks su šia asmenybė. Tai buvo galinga būtybė, bet ji apgaubė mane didžiuliu švelnumu. Ji paklausė, kaip tu mylėjai, ką padarei kitų labui? Tai buvo paprasti klausimai,
bet į juos labai sunku atsakyti. Čia pat prieš mano akis iškilo regėjimas, kaip žmonės, verkdami ir kentėdami, tiesė rankas į dangų ir meldėsi. Supratau, kad kiekvienas žmogus per gyvenimą turi nešti savo kryžių. O ką aš padariau, kad palengvinčiau bent vieno žmogaus kančią? Man 26 metai. Aš niekam nepadariau blogo, bet ir niekam nepadėjau. Tada man tapo aišku kaip diena, kad svarbiausia gyvenime – padėti žmonėms. Pavyzdžiui, atnešti maisto senam kaimynui, kuris pats negali nueiti į parduotuvę, padėti gerų patarimų, pinigais, psichologiškai. Supratau, koks tai sudėtingas uždavinys – padėti žmonėms. Čia pat prieš akis ėmė skleistis visas mano gyvenimas. Aš vėl iš naujo išgyvenau savo buvusias emocijas, taip pat emocijas žmonių, su kuriais vienaip ar kitaip pasielgiau. Šitoje gyvenimo peržiūroje neįmanoma apsimesti, žaisti padirbtomis kortomis. Visos mintis, jausmai, motyvai iškyla pačių gryniausių pavydalų. Viskas kaip ant delno. Jei aš kam nors dariau gerą, tai ir savyje jaučiau teigiamus jausmus. O jei dariau blogą, tai jaučiau to žmogaus skausmą. Ir taip emociškai išgyvenau visą savo gyvenimą, nuo mažos mergaitės iki tapimo motina. Tai buvo labai pamokomi vaizdai ir potyriai. Pasakojant, man maga sakyti po to arba paskui. Bet ten viskas vyko vienu metu. Praeitis ir dabartis tilpo toje pačioje akimirkoje. Bet savo pasakojime vis vien negaliu apsieiti be tų žodžių po to. Po to pamačiau savo jau paaugusius vaikus. Be to, mačiau žmonijos praeitį. Mačiau milžinus, kurie kadaise žemėje gyveno. Žinojau viską apie Atlantidos civilizaciją, taip pat ir kitas seniai pražuvusias civilizacijas. Man pasakė, kad daug ką iš matytų ir pažintų dalykų turėsiu pamiršti, kai grįšiu į žemę, nes taip reikia. Man pasakė, kad Dievas tai galia, tiesa, judėjimas ir gyvybė. Ten manęs neklausė, kokiai religijai priklausau. Ten buvo svarbu, kiek meilės atidaviau žmonėms. Man buvo parodyta, kad visa visata tiesiog pripildyta gyvybės. Taip pat supratau, kad žmonija netrukus sužinos apie tai ir labai nustebs dėl to. Tuose regėjimuose mano žemiškasis gyvenimas atrodė tarsi akimirksnis. Mes turime išgyventi gyvenimą taip, kaip jis mums pateikiamas. Daugelis žmonių praleidžia visą gyvenimą kovodami, plaukdami prieš srovę. O ten aš sužinojau, kad viskas jau nuspręsta. Man buvo parodyta, kad ateityje žmonės naudosis aukštomis technologijomis. Nepamirškite, kad tai buvo 1968 metai. Ir kad šios technologijos bus nesuderintos su meile bei aukštu sąmoningumu. Ir aš mačiau, kas gali nutikti, jei iki tol mes nepakeisime savo požiūrio į technologijas ir gyvenimą apskritai. Kartu ten suvokiau, kad ateitis yra kintanti ir kad ne viskas, ką mačiau iš ateities, turi būtinai įvykti. Mačiau žemę apimtą totalios prievartos. Išsigelbėsime tik tokiu atveju, jei susivienysime. Mačiau savo šeimos ateitį. Mačiau, kaip 3 žmonės iš mano šeimos palieka žemę vienas po kito. Taip ir nutiko žemiškoje realybėje. 1981 metais išėjo uošvis, po 3 savaičių senelė, o dar po metų Anita. Mačiau įvairius savo gyvenimo variantus,
kaip lygiaverčius kelius. Gyvenime aš pati rinkausi kelius. Ir negalima sakyti, kad tai buvo geri ar blogi keliai. Žmogus, kuris renkasi gyvenimo kelius, yra tarsi studentas, ką tik gavęs diplomą ir ieškantis darbo įvairiose organizacijose ir firmose. Aš žinojau, kad ir kokį kelią pasirinkčiau, patirtis būtų tokia pati. Mano klinikinės mirties potyriai aukščiau už bet kokias religijas. Kita vertus, visų religijų centras yra meilė. Nesvarbu, kokias apeigas ir ritualus atlieka žmogus. Svarbu, kaip jis keičiasi savo viduje. Aš mačiau tą laiką, kai Kristus buvo atėjęs į žemę ir aš supratau to atėjimo prasmę. Tai daug svarbiau negu tai, ko mus moko katalikiškose mokyklose. Kai aš tai mačiau, buvau mažas taškelis Kristaus šviesoje. Aš buvau kupina žinių apie visatą ir kuo daugiau aš supratau, tuo giliau vėrėsi prieš mane esatis. Taip pat man suteikė pasirinkimo galimybę – likti čia ar grįžti į žemę. Ten galimybė likti atrodė tarsi būti okeanu, o galimybė grįžti į žemę vėl tapti lašeliu. Aš žinojau, kad žemėje liko mano vyras ir vaikai. Taip pat žinojau, kad jei negrįšiu, jiems neatsitiks nieko blogo. Bet aš dar buvau ant ribos ir manyje kalbėjo žemiški jausmai. Nenorėjau, kad vyras turėtų kitą moterį, o vaikai kitą motiną. Matydamas savo būsimą gyvenimą, aš verkiau dėl tų kančių, kurias teks patirti. Man pasakė, kad grįžusi aš daug ką pamiršiu iš to, ką patyriau čia. Ir kad niekam nieko nepasakočiau 17 metų. Anksčiau tokius pasakojimus laikė smegenų traumas rezultatu. Raimondo Modė knyga apie priešmirtinius potyrius ir reinkarnacijas buvo išleista tik 1971 metais, praėjus 3 metams po mano potyrių. Tikriausiai reikėjo daugiau laiko, kol žmonės suvirškins šią informaciją. Todėl aš laukiau net 17 metų, kad po to papasakočiau apie savo potyrius. Neatsimenu, kaip išėjau iš savo kūno, bet gerai atsimenu, kaip grįžau į jį. O grįžau per galvą, per viršugalvį. Sąmonę man grąžino antausiais. Ausyse skambėjo muzika, tokia nuostabi, kad man ištryško ašaros. Vėliau aš daugelį metų ieškojau tokios muzikos, bet taip ir neradau.